LKL ir BBL bronzos medalių laimėtoja Šiaulių komanda nėra baigta komplektuoti. Laukiama amerikiečių žaidėjo Rikio Hariso, deramasi su dar keliais krepšininkais. Be to, kiekvienas iš šių 10 vyrų susirinkę į stovyklą Papės kurorte privalo įrodyti galintis atstovauti pagrindinę komandą. Ekipoje liko tik vasarą į nacionalinę rinktinę kandidatavęs Vytautas Šarakauskas ir Mindaugas Žukauskas. Kiti naujokai, kurių amžiaus vidurkis nuo 18 iki 24. Vienas jų 6 metus NCAA kovojęs vilnietis Edvinas Ruzgus. Mūsų universitetas irgi visą laiką daug mažai dėl tokį europietišką krepšinį, akcentavo visą laiką kaip greitą krepšinį, daug metimų turėjom, taip kad manau, kad įsilieti tikrai pavyks visai neblogai čia. Ekipoje ir 2,20 cm milžinas iš Ukrainos Romanas Gumeniukas, kuris tvirtina Šiauliuose galėsiantis sparčiau progresuoti. Mes dabar tik susirinkę į treniruotę atrodome jauna ir nepatyrusi komanda. Tačiau per sezoną žaisime daug rungtynių. Bet nebejoju, kad sezono pabaigoje visi, kurie buvo jauni ir nepatyrę, įgaus reikiamo pasitikėjimo. Treniruotę seka ir Šiaulių ekipos treneris Antanas Sireika, nelinkęs prognozuoti, kas taps lyderiais. Tačiau patyręs strategas regi aišku komandos tikslą – kitą sezoną nesitenkinti žemesnėmis vietomis nei pasiektos pavasarį. Argi galima planuoti žemesnės vietas negu buvo? Kaip jas pasiekti, tai čia bus atsakymas vėliau, kai pamatysim, kai vyrai pradės žaisti. Galų gale mes pavasarį skaičiuosim viščiukus. Praėjusį sezoną vertinu tikrai gerai. Labai buvo geras kolektyvas, neblogai sekėsi žaisti. Jeigu šitais metais pasiektumėm tokius pačius rezultatus, manau, kad būtų tikrai šaunu. Krepšininkai 2 kartus per dieną fizinio rengimo trenerio globoje ir tik kitą savaitę ekipa ketina tęsti pasirengimą Klaipėdoje bei sužaisti kelis draugiškus mačus. Stebime jų būseną ir jie man rašo kiekvieną dieną, kiekvieną savo lapus turi tokius ir kol kas jie rašo man, kad fizinis krūvis patirtas stovykloje yra vidutinis. Aš tikėjausi, kad jie bus rašys savo lapuose, kad fizinis krūvis yra labai didelis. Bet šiai dieną jie dar rašo, kad fizinis krūvis yra vidutinis. Vadinasi, aš dar turiu tam tikrą rezervą jiems pridėti. Čia švarus oras, nėra žmonių, žodžiu, niekas netrukdo dirbti. Treniruojamės, pavalgome, pamiegame ir vėl treniruojamės. Čia nėra kino teatrų, naktinių klubų, vyrauja tik darbas. Po sunkios treniruotės nuovargį krepšininkai palieka Baltijos jūroje. Reporteriai Edgaras Maslauskas ir Justinas Visockas, Papė.